Labas, Evelina. Labas. Noriu tau užduoti kelis klausimus, gal turi laisvą minutę? Turiu. Kaip nusprendai pasirinkti farmacijos kelią? Vaikystėje sutikti vaistininkai atrodė tarsi tikri superherojai, kurie žino viską ir gali tau padėti čia ir dabar. Tokia nutariu būti ir aš. O kokiamis veiklomis domiesi be farmacijos? Domiuosi muzika, groju kanklėmis, pianinu, gitara, dainuoju, taip pat užsiemu aktyviu sportu. Bėgioju, lipu į kalnus, važiuoju dviračiu ir mėgstu pakelnoti svorius. O jeigu vaistinėje grotų muziką, kokia muzika tai būtų? Pasirinkčiau ramią, lyrinę muziką, instrumentalą, kuris padėtų nusiraminti pacientams ir tuo pačiu padėtų susikaupti vaistininkui atlikti jo darbą. O gal pastebėjai, kas bendro tarp muzikos ir farmacijos? Pastebėjau, abi sritys gydo ir padeda žmogui jaustis geriau, bet abiem reikia didelio kruopštumo, atidumo detalėms, kad galėtume sukurti harmoniją. O kas tau labiausiai patinka farmacininko kasdienybėje? Galimybė sukurti ryšį su žmonėmis ir jiems padėti čia ir dabar. O kokį patarimą duotum žmogui, kuris pradeda kelią farmacijoje? Kuo daugiau mokytis iš patyrusių kolegų, nes jie padeda įsisavinti ne tik teorinės žinias, bet jie puikiausiai žino, kaip dorotis, kai kiekviena diena yra skirtinga ir nežinai, ko laukti. O ką netikėčiausio išmokai, būdama farmacininkė? Kad labai svarbu užmėgsti ryšį su žmogumi, mes taip jam galime padėti geriausiai ir jis pasveiksta greičiau. Nepaslaptis, kad derinė darbą vaistinėje ir dėstytojavimą. Kaip pavyksta viską spėti? Labai svarbu planuoti savo laiką, pasirinkti prioritetus ir dažnai tenka padauginti kofeinų. O kokį paskutinį iššūkį savo išsikėlė ir sėkmingai jį gyvendinai? Įveikiau 10 km ekstremalų bėgimą su kliūtimis. Na ir galiausiai, kaip apibūdintum savo darbą vienu sakiniu? Tai yra labai prasmingas darbas, kuris padeda žmogui jaustis geriau. Ačiū tau. Iki. Ačiū tau. Iki.